Tai toks rytas nuo pasirūpinimo savim, tai tas įprausimo upėje. Šiandien upė, vakar dušą turėjom, šiandien turėsim šaltą upę. Net nenoriu pagalvoti, kaip bus šalta. Bet nežinau. Tai žodžiu, aš nežinau, tai yra, žinau, jeigu čia kažkas atvažiuotų ir sakytų, čia negalima iškilaut arba kempint, aš sakyčiau, aš čia piknikas pas mane, čia piknikas ir viskas, manau, easy. Tai va, piknikaut, manau, gali, bet iškilaut, kempint, tai yra kempint, nes negalim, kaip nakvot. Tai va, šitose šalyse. Serbijoje tai ne taip, bet turbūt dėl to, kad jie pajūrio neturi. Manau, tos šalis, kurios turi pajūrį, tai tam apriboja, nes kad kempingų biznis klestėtų. Tai kaip ir suprantu, žinai. Nes kas būtų, jeigu čia visi suvažiuotų, žinai, ir miegotų, kur nori, belė kur, žinai, tai čia irgi tvarkos tada nebūtų. Tai gal ir gerai, žinai, prideda tokio šarmo, turi slėptis, ieškot, galvot, kur pernakvot, kad tas nepričiuptų. Aišku, galima ir kempingą pasiimti, bet tai, žinai, tas kempingas gal ir pasimsim. Bet kol kas tai nėra didelio noro. Painiau taip kažkur galit jūs pakomentuoti, kaip jūs darytumėte. Miegotumėte kempingę ir mokėtumėte po 5 eurų ten už naktį, kad tiesiog atvažiuoju su automobiliu ir permagi į savo automobilį. Okei, elektrą gal dar pasijungsi, bet tai mes tai viską turim. Palačikės, kulbus. Gal reiktų tą kitą svogūną sudėti. Pasižiūrim šiandien. Čia, kur vakar buvom pažvejoti truputį ant batono, bet ant batono nieks nekimba. Pasižiūrėk, čia taip olos. Ten ala ir ten toks šlaitas, gilėjimas, bele koks, žuvytės plaukia, matau net dabar. Ir man tokios didesnės yra. Vaizdas tai 10 balų. Čia valtis, sakiau, Dovilį galima atsirišti pasiplauką, bet nesutinka. Šiandien netoli čia ir nakvojam. Eik tu savo, kokia dyčkė žuvis. Praplaukia tokia, va. Menas, jau noriu žiūrėti, jo. Ką tik pabandžiau prisipilti tiesiog dizelio fūrom sale. Tai žiūrėsim, ar kaina bus pigesnė. Tai po €8 už litrą turėtų būti. Ledų pirksi? Nežinau, pažiūriu, kas gero. Tai žodžiu visai nuskilo užsipilti, nes matai, čia yra tas toks storesnis, čia planesnis. Nes šiaip dizelis paprastas kainuoja €5, mums pavyko už €2,8 prisipilti. Nes pas mane čia nėra tokios pertvaros, kur reikėtų tiesiog, nėra tos pertvaros ir tiesiog man easy įsipylę su to dideliu. Taigi dabar esame splitę. Čia važiuok, tokia rampa yra, kur vaikai šokinėja, galvoju, gal ir aš šoksiu. Salto! Žiūrim, ką čia vaikiukai šauna. Žygiuojam toliau. Priėjome tokį bokštą, kur neaišku iš ko čia. Atrodo kaip lemputės kažkokios. Žiūrėkit, kokius soliukus užmačiau. Labai faina idėja. Vos negali pasikrauti telefonus. Įsikišiu kranas ir toks nebūdėjas soliukas. Tai dabar esame Splito mieste. Einam link senamiesčio, žiūrėsim, kas ten gera. Tokia va padanga prisikabina savo prie priekio. Didelė.
Kombaino gal kokį. Dėjom turgelį, sandvičius pardavinėjo. Kaip tik peilio reikėjo. Bet jau aišku nepirksim, ilgai labai supirkti. Vieną nusipirkom parduotuvėj. Matuojamės marškinukus, visai tokie nieko, tripiniai. Šiaip gal pasimti į šopą, jeigu 2 eurai kokia bus. Nice. Į mūsų kostiumų muziejų. Mano kepuriukas. Nežinau, tik ar tinka. Dar nežiūrėjau. Nusprendžiau turbūt kepuriuką pasimti iš tuos marškinukus. Nežinau, ar iš Pidisio turės, ar iš 100. Čia vat klausimas. Tu gali nueiti įsikeist kažkur. Hello. Maybe. No. Oni mršavi sa brancu što bija, Good, good. Tai ką pasimsim. Jaka bila je ta ti prije familije. Jaka je ono vrnavništa imala i tako. 7. 7 minus 10. 30. Primaš? Ne znam, će dovoljno dolati, jel? Okay. Hoće, ja se dole otišao. Okay. Thank you. Yep. Kada Hugo Boss kelnių noris? Manai tiks man? Nežinau, nes Hugo Boss. Ai, nenoriu. Varom? Varom. Einame į Splito senamiestį. Pasipuošėm. Nusipirkau kepuriuką. Žiauriuką. Kepuriuką su žiauriuką. Oi tai taip, oi tai tau, kaip pigiai. Ir dar nupirkau porą ten tušinukų fainų. Tai atvešiu kam nors dovanų. O dabar pasižiūrėkit senamiestis. Splitas. Visai cool atrodo. Ir ledų dabar eisim nusipirkti. Šiandien dar nevalgėm ledų, tai eisim valgyti ledų. Nu jo, žiūriu, atrodo. Dar vienas miestas. Čia va tokia va siena. Toks pastatas. Kur mes dabar esam. Šitaip atrodo. Taip atrodė. Tas raudonas taškas, tai mes. Nu ką, kietai. Tai vadovėliai kepurė visai tinka. Negalim eit. Ką? Negalim eit. Kodėl? Nes reikia ledų ir turi būti viskas uždengta. Aišku, tai neeinam. Einam ten. Keista, kad tokios kelių kažkokių nėra.
Wow. Šiaip gerai atrodo, čia pažmišti. Bet čia mes išeisim vėl iš tą pastatą. Tai reikia. Susuksim į savo. Là, on n'arrive pas directement à la place. Prigauk mane norėjai, ne? Tai prie tokio liūto paspaudi. Gali įsiklausti rankeles. Labai gerai, labai gerai. Atgyvai kūnų sienų. Toto, prieinam auksinius vartus. Aišku, net nežinau, kas čia bus, bet gerai bus. Auksiniai vartai, kažkur išlys. Ar gal tai ir yra? Jo, gal tai ir yra auksiniai vartai. Tokie vat, varteliai. Aš net nežinau, mums kažkaip atrodo jau tų senamiesčių ir pakako visai, daug matėm. Aišku, gražu, kiekvienas turi savo žavesio. Bet norisi iš gamtos, tai šiandien varysim tikrai prie upės. Kažkur tai link vakaro. Žvejybos turą, darysim žvejybos turą. Užsimesiu dugninę. Tai reikia žvejybinį šopą susirasti, prisipirkt dalykų. Oi, va čia ranką, koja patrins. Visi va koja patrins auksinę. Nu patrina ir ves koja. Ant laimės, kad šiandien užkiptų kažkokia žuvis gera, patrinsime tau nykštį. Jie irgi patrins. Nu va, mes dabar esam ir važiuojam link ežerioko. Čia va toks yra ežerioks, pažvejot pabandysim. Tai dabar bandom. Vat keliuku mažiuku važiuojam link ežero. Bandysim. Tave taip numetė, ne? Šitas. Čia kažkaip taip daugiau takiukų nebebus. Žiūrėt, kur veda Google'as tokių šunkeliukų, Man tai rašo susuk. graveliukų. Kur čia jis mus nuveš? Ežeras jau matau, gražu, gerai, faina, cool. Vat taip pasistatėm, einam pasičekint visgi pėsčiomis, ar čia įmanoma prieit prie vandens ir pažvejot ir šiaip pačilint. Net, kad nieks čia mums netrukdytų, pavyzdžiui. Čia tai dar pravažiuočiau. Kaip ir pravažiuojama. Jeigu nepalys. Kaip ir... Tai negalvoju, gal ten dar varom pažiūrėt. Tai tokį vat ežeriuką radom. Čia šiaip užtvindinta upė. Gaila, saulės nėra. Yra vat laužavietė. Ir čia vat privačiai gal ir visai cool. Jeigu nieks nepravys. Čia vat meškerytės užmest kur nors. Nu va. Ir gal yra šansai sužvejoti čia kokią nors žuvikę. Ką manai, Dovilė? Eina, kad tik laikas atleis po davom, nebėra saulės. Tai saulė ryte bus gal. Dar išlys gal. Tai va toks planas. Planas mašiniuką nusimest. Kur nusimest mašiniuką? Čia kažkur, ne? Jo, toks planas, privažiuosim galu. Ir tikėtis reikia, kad mūsų iš nieks neišvarys. Aišku, to pirmadienis. Gal čia niekam nieko nereiks. Prie šitą ežerą.
Saulytės dar truputį turim. Ir sugalvojau išbandyti saulės panelę. Įkrauna elektros stotelę. Bet aišku, čia ta saulė taip pasislėps ir viskas baigsis. Nu, bet šiaip cool gamtoje, jeigu taip atvaris, tai saulė gali. Nu, išgyventi, ne dėl elektros. Nes dabar tai pilnai užtenka. Mašinos pakrauna mano elektros stotelę. Tuoj duos saulės, pasižiūrėsim. Va, iš karto kaitresnė saulė, iš karto mažėja valandas. O atrodo dabar, kad per 10-9 valandas pakrautų. Jau iki 8 nukrito. Na, vėl saulytė. Bet šiaip geras daiktas, man patinka. Šits ir šits. Ką, bandysime meškrytės užmest? Yeah. Na, pasistačiau dar geriau, kad va šitas taškiukas būtų iš karto toks pilnai ant saulės, kad šešėlis matytųsi per vidurį, tada efektingiausiai krauna. Tai va visai cool. Elektros stotelė kraunasi, 3 valandas rašo iki 100%. Nice. Bandysim žiūrėti. Čia Daviliuks tvarkosi. Nu ką, bandysim užmesti meškeres, įsivirti makaronus. Nes ant makaronų bandysim pažvejoti, tada ant košės ir ant kukurūzų. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Tikiuosi gerai. Nu ką, bandysim viską susidėlioti. Saulytė dingo. Saulės panelė nelabai efektinga šiuo metu. Bet vis tiek cool, tuo išlys saulytė ir tuo vėl pasikraus normaliai. Aišku, ir šiaip užtektų man tos elektros. Daviliukas išvirs makaronų žvejybai. Tai tikiuosi, čia nieks nesutrukdys mums šitos žvejybos. Nieks netvarys. Čia praleisim ramiai naktį. Ir tada ryte pajudėsim. Turbūt link vandenyno vėl. Oi, link jūros, atsiprašau. Pirmus užmetimus. Tai pastačiau kukurūzą ir batoną, nes daugiau nieko neturiu, dar makaronų paskui turėsiu. O į šeriklėlę biškį pridėjau batoną. Nu ką, bandom įsimesti. Ir žiūrėsim, kas čia gero. Kas čia gero šitame ežere. Su šituo šiaip dažniausiai pakaudavau Lietuvoje. Ant upės kelias tokias nedidelės silkės. Nu, tipo lydekaitės. Pabandysim pamėtinti čia. Nu ką, pabandžiau. Išvirė Dovilė makaronų, įdėjau česnako, piškį pyliau aliejaus. Gal permesim ant makarono. Gal makarono koks nors kibimas bus. Dabar galvoju, ar vietos pasirinkimas įtakuoja. Aišku, turbūt įtakuoja, bet privažiavam čia, tai čia teks ir žvejoti. Labai akmenyta. Žiūrim. Bandysiu netgi į šeriklėlę įkišti česnako ir porą makaronų. Gal padės. Ką, žvejyba kol kas nieko. Daviliukas kepa vištą. Saulės panelė irgi nėra saulės, tai irgi nėra tikslas čia laikyti jau. Manau, ir nebus tos saulės, žiūrint į debesis. Bent kažką. Šiandien dėsim galvas čia. Čia va. Mes biškį nuokai esam. Nu gerai atrodo, klausyk. O ką, tu čia kimčiaką ištraukai? Savo vatys panaudoti šiandien. Kodėl? Nes jis mirtas visatoje. Tai sriubą rytoj verdam. Ir ryte.
Nu, čia tiek mažai yra, gal. Tai striubai Nu, gerai, striubai. pats gazas. Gerai, gerai. Nice. Jo. Žodžiu, mažai, o... Tai turim dargi dešrelių, viską turim čia. Kur ta mėsytė? Opa! Va, dar turim vakarykštės mėsos, čia susipjaustam prie liko. Nu ką, tikėsimės pagauti. Jeigu nepagausim, tai kaltinsim ežerą. Augus, ne? Kaip vadinu. Mes nuo dešros tokį likutį. Surinkom visas šiukšlės. Aišku, daug šiukšlių čia nebuvo. Vienas salaus skardinė, viena ir vienas cigarečių pakelis. Patys šiukšlių tikrai nepaliksim. Ir kame bairis. Čia kaip ir ąžuolas. Bet jūs pasižiūrėkit, kokie gilės, kokios visiškai netokios kaip pas mus. Kažkokios apvalios. Norit, gal kad nors parvešiu. Va. Tokia. Kramtau papriką. Einu supakuosiu turbūt elektros statelę, nes čia nėra tikslo saulės laukti ar laukti, ką manai? Nemanau, kad daugiau bus saulės. Šiškę tai tikrai padėsim. Ne, visą laiką gali laukti. Dėkite man salotų, prašau. Ačiū. Gali dar dėti. Kas? Čia reikės iškirpti. Kodėl? Jis nargį traukia. Įtrauktas, ne? Žiauris labai. Ką, truputį šovė lietaus, tai esu pasidaręs šitokį sistemėlę, kad šitas stalviršis išsikelia. Tai paguli taip, paskui taip išsikelia. Čia yra tiesiog metalo gabalas. Ir ką, biškį lietutis valgom vietoje čia. Nem. Tai žiūrėsim. Kibimo nulis. Gal bloga vieta. Nu, va, tai žodžiu biškį lietutis. Tai norim pasižiūrėti prognozę. Dabar esam miestelį. Ir dabar nieko nerodo, nes nėra ryšio. Bet šiaip cool pavadinimas. Dabar. Nu tai dabar tada pabūkime čia. Striūsiu, kai įsipėgu. Bet vienu momentu buvau patikėjęs, kad kažkas užkiba. Suvalgė? Jo, aš galvoju, gal dar kabliuką pririšt tokį. Pizė, jau galvojau, kad ir kažkas eiktų namas. Gal dėžutė? Nu tokia čia ta dėžutė. Bet užsirišiu dar trečią kablį. Mažum. Galėsiu tada pavaryti ant sūriaus. Ant makaro. Paėmė sūrį? Ne, pamiršau. Gal atnešite? Eina, aš. Nu, ten bandom padaryti žuvų masalą. Pridėjom kruopų, makaronų, kiaušinį įdėsiu. Fetos biškį sūrio. Nu, žvėjai, pasakykit, ar geras masalas, kai nieko nėra. Matei? Nežinau, aišku, ar čia kamera perteiks. Ne, nes neišeina priartinti. Trišiam? Ai, su šitą. Tai va tokia žvejyba. Nieks nekimbam, plemba. Čia iš tikrųjų gal ir lieva vieta žvejot. Nes akmenuota. Jūs man žvejai pasakykit. Bet gražu, štai gražu. Nusidažė čia dangus gerai. Ten čia, nežinau, ar čia matysis. Toks lėnis žvejyba. Dovilė visai excited. Aš irgi toks limbo prišovęs. Tai va, juokingiausia tas, kad miestelio, kuriame esam dabar, vardas yra dabar, pavadinimas, ne vardas.
Tai va. Tai va, dabar mes esame dabar. Ir klojame lovą dabar. Nes miegosime miestelyje dabar. Baltą patalynę, kaip priklauso. Nu, žodžiu. Namai, namučiai. Nu ką, dar viena naktelė mane. Įsiklos. Tarp lempučių mūsų. Tarp visko. Dovilė žiūrinėja nuotraukas. Ko pamatė šių kelioniai. Net nebesuprant, kur buvo, kur nebuvo. Biški maišas iš tikrųjų. Turim čia tokį ežeriuką. Ir kalnus. Ten salotas mūsų. Tai vat, eisiu vėl sumontuot video iš mūsų kelionės.